Šiame vaizdo įraše analizuosime, kaip didėjantis EUK spaudimas veikia rusus. Čia Lamanšo sąsiauris jau seniai laikomas stabiliu Europos prekybos arterija, tai intensyviai naudojamas vandens ruožas, kuriame komercinis eismas ir įprastas judėjimas tradiciškai nusveria susirūpinimą dėl karinio susidūrimo. Tačiau šį atstumą palaikyti tapo sunkiau po pranešimų, kad Rusijos karo laivas paleido šūvius į Britų laivą, tai priartindamas konfrontaciją prie pačių Didžiosios Britanijos krantų. Pranešama, kad incidentas įvyko Lamanšo sąsiauryje esant prastam matomumui, kai EUK jachta be variklio esant stipriam rūkui dreifavo netoli Rusijos karinio laivo. Teigiama, kad jachta buvo be varomosios jėgos ir palaipsniui artėjo prie Rusijos laivo, kai atstumas tarp abiejų laivų mažėjo. Pranešimuose teigiama, kad Rusijos fregata šį priartėjimą traktavo kaip galimą saugumo grėsmę ir ėmėsi veiksmų, kol situacija dar labiau nepaūmėjo. Pranešama, kad buvo paleisti įspėjamieji šūviai, kai Rusijos įgula bandė priversti laivą pasitraukti ir nustatyti saugumo perimetrą aplink karo laivą. Tokie šūviai paprastai skirti kaip signalas, o ne tiesioginė ataka, jie įspėja, kad laivas įplaukė į teritoriją, laikoma ribota ar pavojinga. Vis dėlto gyvų karinio laivo šūvių garsas turi kitokią prasmę, nes tai žymi momentą, kai įtemptas susidūrimas peržengia radio pranešimų ir vizualinių įspėjimų ribas. Nors iš karto apie rimtas aukas nepranešta, incidentas įprastą jūrų perėjimą pavertė kur kas rimtesnę konfrontaciją. Rusijos fregatos buvimas Lamanšo sąsiauryje iš karto iškėlė platesnį klausimą, nes Rusijos karo laivai čia paprastai nepasirodo be priežasties. Labiausiai tikėtinas paaiškinimas susijęs su augančia vadinamojo Rusijos šešėlinio laivyno svarba, tai tanklaivių ir komercinių laivų tinklas, naudojamas Rusijos naftai ir kitoms prekėms gabenti, kai šaliai taikomos sankcijos. Šie laivai tapo strategiškai svarbus, nes padeda išlaikyti pajamų srautus nepaisant vakarų apribojimų. Kadangi šių laivų veikla vis labiau stebima, pranešama ir apie dažnesnį Rusijos karinių laivų aktyvumą maršrutuose, kuriais naudojasi šešėlinio laivyno laivai. Karinis laivas, veikiantis šalia tokių judėjimų, gali atlikti palydos laivo vaidmenį, stebėti aplinkinę veiklą ir suteikti matomą apsaugos sluoksnį tanklaiviams, kuriuos Maskva vis dažniau laiko strategiškai svarbiais ištekliais. Šie pranešimai tampa dar reikšmingesni, kai juos siejame su teiginiais, kad Jungtinės karalystės karališkieji jūrų pėstininkai vos prieš 1 ar 2 dienas Lamanšo sąsiauryje buvo įlipę į su Rusija siejamą šešėlinio laivyno tanklaivį. Jei tai tiesa, tokia operacija Maskvoje greičiausiai būtų vertinama kaip daugiau nei įprastas jūrų veiksmas. Rusijos požiūriu, tiesioginis kišimasis į su šešėlinio laivyno susijusius laivus galėtų būti suprastas kaip spaudimas vis svarbesniai ekonominiai gyvybės linijai. Skirtingai nei sankcijos taikomos teisinėmis ar finansinėmis priemonėmis, fizinis įlipimas į laivą gali būti laikomas tiesioginė intervencija prieš patį mechanizmą, o ne prieš jį supančią sistemą. Šis kontekstas gali padėti paaiškinti, kodėl tame rajone veikiantis Rusijos karinis laivas, regis, pasirinko agresyvesnę saugumo poziciją. Pastaraisiais mėnesiais Jungtinė karalystė didina spaudimą su Rusija siejamai šešėlinio laivyno veiklai, taikydama sankcijas ir vykdydama patikras, kuriomis siekiama sutrikdyti ar sulaikyti laivus, veikiančius jos vandenyse. Kiekviena nauja priemonė dar labiau apsunkina jau ir taip ginčiamą jūrų erdvę. Tuo pačiu metu pranešimai apie įspėjamosius šūvius rodo, kad Rusija gali būti pasirengusi reaguoti jėga, jei mano, kad šešėlinio laivyno turtui gresia pavojus. Toks derinys sukuria pavojingesnę aplinką, nes teisinis ir ekonominis spaudimas gali pradėti susidurti su kariniu atsaku. Eskalacija dažnai vystosi per virtinę mažesnių incidentų, o ne per vieną sąmoningą sprendimą. Apskritai šių įvykių reikšmė peržengia vieno jūrinio susidūrimo ribas, nes jie rodo besikeičiančią saugumo aplinką pačioje Britanijoje. Šešėlinis laivynas Rusijai jau nebėra tik ekonominis įrankis, jis tampa turtu, kurį Maskva, regis, yra pasiryžusi aktyviau ginti. Todėl Britanija atsiduria situacijoje, kai kuo labiau ji didina spaudimą su Rusija siejamai jūrų veiklai, tuo didesnė tikimybė, kad trintis ir rizika priartės prie jos pačios krantų. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją.
Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.